Ko gerai miegoti reikia ruoštis. Ne šiaip eiti gulti, o iš tikrųjų reikia laikytis tokių taisyklių, kurias ko gero mes visi žinome, bet jų tiesiog nesilaikome. O kas atsitinka kūne, kai įsiderina ta sistema, ne? Arba kai mes neįsimiegame? Labiausiai kenčia tai mūsų nervinė sistema. Gyvenime tikrai turėjau ir tokių etapų, kai tikrai kankino nemiga. Ir ką tada daryti? Tu tiesiog pakeiti savo mąstymą ir tam tikri rutinos dalykai tau pasidaro įprasti, nes tiesiog kitas taškas tai yra mirtis. Sveiki, esu Redita Dominaitytė ir šiandien laida Man menopauzė. Esu menopauzės mentorė, knygos teatro spektaklio Menopauzė režisierė, aktorė ir šiandieną krentame į temą miegas. Miegas menopauzės metu. Ir pristatau viešnes, kurios papasakos apie miegą, kaip jiems sekasi miegoti ir kaip gyventi nemigoje, gal mieguose. Farmacininkė, endobiogenikė ir Šizūri bendraįkūrėja Rūta Trakšelė. Sveika, Rūta. Labas. Nebijok, nes aš irgi bijau. Ir dama, kuri šiandieną, iš tikrųjų visiems labai pažįstama, tai yra Nijolė Jegelevičienė. Teisingai pasakiau. Nijolė, apie save nori dar kažką pridurti? Kad turbūt žinokite svarbiausia, Nijolė Jegelevičienė. Ir ko gero tuo pasakoma, kaip ką tik sakėte. Viskas. Kiek reikia. Taip. Žinot, šiandieną galvodama apie šitą temą prisimenu savo mamos arba tiesiog laiką, kada mama sakydavo, žinai, aš be tabletės negaliu užmigti. Ir aš galvau, gerai, o kada tas laikas ateina, kada negaliu užmigti? Na, aš suprantu, kad Nijolė truputėlį vyresnė negu tie jaunuoliai, kurie, žinot, stovėdami užmiega. Mes visi turbūt prisimename tą laiką, kada studentavimo metu, arba netgi matai, tu važiuoji kažkokiam viešajam transporte ir kažkas tai miega ar ne, be jokių problemų. Bet aš, žinot, su nerimu laukiau to laikotarpio, kada man prasidės nemiga. Ir man taip neatsitiko. Ir dabar klausimas jums, Nijolė. Tai kaip jum yra su miegu? Ar jūs tame dar esate laikotarpyje, kada gali bevažiuojant prie mašinos užmigti, ar jau turite problemų su miegu? Aš galvoju, kad dar aš esu ne tame amžiaus etape, kai keliuosi 4 ryto, nes, kiek žinau, vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai keliasi labai anksti, nors neturi reikalų, bet jie reikalų susiranda. Iš principo, žinokite, gyvenime tikrai turėjau ir tokių etapų, kai tikrai kankino nemiga. Turbūt čia daug aiškinti nereikia, kokių turėjau nelaimių ir kurios, aišku, paveikė ir mano miegą. Bet aš galvoju, kad turbūt gerai miegoti reikia ruoštis. Ne šiaip eiti gulti, o iš tikrųjų reikia laikytis tokių taisyklių, kurias ko gero mes visi žinome, bet jų tiesiog nesilaikome. Kiek žinau, reikėtų atsigulti 10 jau būtinai būti lovoje. Nes nuo 10 iki 11 valandos geriausiai gaminasi melatoninas, kuris ir toliau padeda tau nakties metu miegoti. Antras dalykas, kas labai svarbu, turbūt reikėtų keltis tuo pačiu laiku, stengtis keltis tuo pačiu laiku ir būtų pats geriausias laikas 6 ryto. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Kiek įmanoma mažiau būti internete ir telefone nors valandą iki miego. Trečias dalykas. Kažką malonaus galvoti, gal apgalvoti rytojaus planus, ką veiksi, kaip veiksi. Ir ko gero, žinokit, svarbiausias dalykas, ką noriu pasakyti. Tai turbūt mažiausiai reikia galvoti apie tai, kaip ką sukritikuoti, kaip ką sumenkinti. Ir nereikia tapti specialistė visų sričių. O kiek įmanoma daugiau geros nuotaikos, pozityvo ir kiek įmanoma, bet kurį aplink save žmogų pagirti. Pagirti avansų, nes jam tikrai pagirimas padės ir jam seksis kur kas geriau. Tada ir tau seksis geriau. Ir tu miegosi tikrai ramiau, nesijaudindama dėl jų visų globalių problemų. Nijolė, tai jūs čia pasakėte labai tokias gražias taisyklės, koks turėtų būti tas pasaulis gražus ir kaip mes iš tikrųjų tas gražus pasaulio modelis turėtų įvykti. Bet ar jums tai pavyksta įgyvendinti? Pradėkime nuo to, ar jūs gerai miegate. Aš jau pasakysiu šiandien. Šią
naktį miegojau labai gerai. O žinot, kodėl? Dėl, kad vakar buvau sodyboje. Oras puikus. Ir grėbiau, ir pjoviau, ir šienavau, ir gerų orų kvepavau. Ir kartu nuotaika buvo gera, nes kompanija buvo gera. Ir kartu pavargau, ir kartu pailsėjau. Ir įsivaizduokite, nei melatoninų papildomų, nei kažkokių ten dar tą, ką aš dabar ką tik kalbėjau, nieko nebereikėjo taikyti. Į dušą, į šiltą vonę, kaip kritau, 7:20. Gyva. Bet tai jums yra įprastas reiškinys? Ta prasme, jūs kiekvieną dieną taip įsimiegate, ar tai retenybė jau? Ne tai, kad retenybė, bet ne kiekvieną. Aišku, žinokite, būna, kad kaip ir, kiek girdėjau, dauguma, ir 4:30 pabundi, bet žinot, kaip aš stengiuosi nepradėti jokių minčių įsileisti ir kiek įmanoma greičiau kažkaip įsikuisti į tos patalus ir vėl kažką gero galvojant tiesiog bandyti užmigti. O, tai tada miegas yra darbas. Sąmoningas miegas. Žinot, kai tu pabundi apie tą 3:30, tai tada tu dedi pastangų neįsiblaškyti, nes įsivaizduokite, nuo 3:30 tu keliesi ten 7 ar 8, ar ten, kaip aš sakiau, kad gal reikėtų net ir 6 keltis, tu paprasčiausiai nebūni pailsėjęs. Ir diena gali tiesiog nepavykti arba tiesiog prapulti. O ką tai reiškia? Pavyzdžiui, aš esu pelėda. Absoliučiai, man atsikelti 6 valandą, taip, kada yra dabar kaita ir aš labai džiaugiuosi, kad ateina ta saulė ir jinai natūraliai tave pakelia anksčiau. Bet mano, pavyzdžiui, visas gyvenimo ritmas su visais tais spektakliais, kuriais važinėjom po visą Lietuvą, mes grįžtame 1 valandą, 2. Ir jau gyvenimas nusistovėjusi norma, kad aš ryte miegu, tarkim, iki 9, 8 valandą aš atsikeliu, ir tada jau prasideda po truputėlį judesys. Bet mąstyti aš pradedu tik tai 12 valandą dienos. Tai ryte, kad ir atsikėlius, aš funkcionuoju, bet aš nieko negaliu daryti. Tai, kaip tada daryti? Aš žinau žmonės, kurie gali pamiegoti iki 11, iki 12. Ar galit pagalvoti? Taip, aš galiu pagalvoti. Aš galiu tai net padaryti. Taip. Aš turiu draugę, su kuria kur nors skrendu, ar ne, atostogų. Tai viskas aišku. Jinai miega iki 11-12, aš ryte atsikeliu, aš ir pasivaikščiau, balkone kavos išgeriu, dar kur nors išeinu, o jinai miega ramiausiai. Ir kas svarbiausia, kad naktį tu gali, nežinau, orkestrą suvežti į tą kambarį, vis tiek miegos. Ir tai būna. O jūsų variantų, tai aišku, jeigu jūs ilgai nemiegate, taigi reikia kompensuoti tas valandas, kurių nedamiegojote. Tai automatiškai nusitęsia. Ir tada jums tas variantas, kurį aš kalbėjau, 9 lovytė, 6 atsikelti ir nebetinka. Bet jūs savo ritmą turite ir miegate gerai. Gerai, tai mes čia kalbame apie turbūt žmonių įpračius, bet ką daryti, turime temą menopauzė, ar ne? Ir moterims ypatingai šituo laikotarpiu, o šnekant apie tai, kad tas laikotarpis gali užtrukti apie 20 metų, ar ne? Ir staiga 20 metų tu nebeįsimiegi. Ką daryti, kaip jums Nijolė buvo? Ar jūs turėjote tokį laikotarpį, kuris būtent buvo šitoje įtakoje? Žinokit, gal daugumai ponių ir panelių nepatiks, ką aš dabar pasakysiu. Žinokite, šito dalyko, menopauzės, nesutikau. Bet jūs, kodėl jūs sakot, kad nepatiks? Aš jūs sveikinu. Kelyje, aš ko gero nežinau, tiesiog nesutikau ir arba mes prasilenkėm kažkaip netikėtai, nes jeigu atvirai, aš kažkaip buvau laiką užimta. Nežinau, neturėjau laiko ir vėl galbūt kam nors nepatiks. Man toks jausmas, kad kartais gal tos ponios ir kažkokią dalį įsikalba problemos, nes galbūt trūksta dėmesio. Dėmesio iš savo, nežinau, artimos aplinkos, iš kitos aplinkos ir tada susitikus su draugėm, visos dėjoja, o aš dabar čia taip rasti ir pasakau, ne? Nesutikau aš tos menopauzės ir nežinau, kas ten tokia buvo. Nors principė, kaip čia pasakius, mano gyvenime labai tokių sudėtingų, baisių dalykų ištisai jų buvo, tai ko gero gal man buvo pirma netektis, kaip tik kai man buvo 35-40 ar ne, ir aš turbūt turėjau labai svarbių dalykų ir negalėjau sau leisti nei kad man skauda galva, kad mane pykina, kad man kažkas negerai, nes aš turėjau įsipareigojimų o gal man taip lengvai praėjo. Nijolė, žinot, ką pasakysiu? Aš po 2 metų
pradėjau suprasti, kad turėjau 2 metus būtent menopauzės laikotarpį, ar ne? Aš pradėjau suprasti, kad man buvo tam tikra užslėpta depresijos forma. Netgi. Bet kodėl aš tai sugalvojau? Dėl to, kad aš supratau, kad mūsų ta karta linkusi pakentėti. Mes neužreikšminame tam tikrų dalykų. Na, mes galim pabūti ir be tabletytės, galime ir vieną dalyką padaryti. Ir mes kartais net pažįstame tam tikrų simptomų. Tai aš manau, iš vienos pusės labai yra gerai, jeigu, tarkim, jūs nesusitikote šitos įnoringos damos pavadinimu menopauzė, bet iš kitos pusės, gal jūs tiesiog prakentėjote tą laiką ir pati net nesupratote, kad buvote tam tikroje situacijoje. Nes jūs dabar kaip tik ir pasakėte, kad būdama 35-40 metų, jūs turėjote tam tikrą situaciją, kur jūs tiesiog paneigėt arba tiesiog nesureikšminot arba pakentėjot. Bet dėl to, kad tai yra įpročių dalykas arba auklėjimo arba netgi mentaliteto dalykas, kad gal jūs net ir dėl to neidentifikavote, kad tai gali būti miego trūkumas arba netgi ta pati menopauzė su tam tikrais simptomais. Bet gali būti ir taip, kad kažkokia gal, sakykime, lengvesnė forma man buvo. Nes principė vis tiek, aš dabar net pergalvoju tą laikotarpį, kad tai tokių kažkokių aštrių pasikeitimų, kad man nežinau, man tikrai nebuvo. Bet čia iš tikrųjų galiu papildyti, tikrai egzistuoja toksai dalykas, nes ypatingai endobiogenikoje yra sakoma, kad menopauzė tau pasireikš tokiu stiprumu ir tiek, kiek tu atsinešiai iki jos ir kaip tu gyvenai iki jos. Jeigu tu dar pakankamai tvarkingai tenai gyvenai kitos perimenopauzės, tai vat tave arba apdovanos, arba nuskriaus tas laikotarpis. Bet jeigu viskas buvo gerai, tai ta menopauzė labai skirtingai moterim pasireiškia. Vienos, kaip ir sako Nijolė, praeina be jokių simptomų atrodo, o kitos patiria absoliučiai visą tą sąrašą, kas gali būti blogiausia. Tikrai aš taip ir gyvai girdėjau, kad ir karštis, ir šaltis, ir nuotaikų kaita, ir staigus pyktis, ir nemiga, aš nežinau, aš tokių prisiklausius ir aš dabar galvoju, o kaip ten man buvo? Aš negaliu patikėti, aš girdėjau, kažkur buvo gandas apie tai, bet man jinai neatėjo. Aš garbės susipažinti su ją kažkaip ir ko gero labai džiaugiuosi. Gerai, bet mes tada su Rūta pakalbėkime, o vis dėlto endobiogenika, netgi žodis naujas yra, kurio mes irgi, žinot, girdime dalykus, bet nelabai suprantame, kas tai yra. Tai jūs dabar paaiškinkit, kas ta endobiogenika ir kaip jinai yra susijusi su miegu. Na, Lietuvoje tai priskiriama papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros metodui. Dar kitaip galima būtų pavadinti klinikinės medicinos koncepciją. Tai iš principo toks modelis, kuris nagrinėja organizmo vidinę terpę, homeostazę, adaptaciją, kaip mes prisitaikome prie aplinkos, kokia mūsų ta geba yra. Ir visą tai mes vertinam per vegetacinę nervų sistemą, per hormoninę sistemą, per visus adaptacijos mechanizmus ir panašiai. Ir beje, miegas šitoje srityje yra vienas pagrindinių reguliacinių procesų, todėl kad būtent miego metu ir vyksta tas atsistatymas visų resursų, organizmo ir panašiai. Tai čia labai yra svarbi dedamoji dalis, kada mūsų ir hormoninė veikla atsistato, restartuojasi, tada kai mūsų nervų sistema vėlgi atsistato, restartuojasi. Ir absoliučiai, tiesą pasakius, kurią sistemą be paimtumėm, ten reikalingas miegas. Gerai, o kas atsitinka kūne, kai įsiderina ta sistema, ne? Arba kai mes neįsimiegame? Kas vyksta mūsų organizme? Tai pirmiausia, aišku, labiausiai kenčia tai mūsų nervinė sistema, kada mes nebegalime išeiti iš kovok ir bėk režimo. Tikrai esame tokį girdėję, mes tada nesilsime ir nevirškiname, bet kovojam ir bėgame. Ir tas procesas tiek užsitęsia, kad tada mes jau patiriame nuolatinį nerimą, dirglumą, hormonų disbalansą, tie patys alkio sotumo hormonai vėl keičiasi. Yra toksai augimo hormonas vadinamas, kurio koncentracija ir veikla sumažėja, todėl, pavyzdžiui, mes nebegalime atsistatyti visą organų veiklą.
Tai kurią sistemą mes bedurtumėm, ten mes randame miego poveikį. Ir aišku, labiausiai tai įtakoja ir tą patį kortizolį, melatoniną, tada išbalansuojame tą sistemą ir, žodžiu, tada atrodo, vieną kortą ištraukiame, kuri yra apačioj ir namelis visas sugriuvo. Tai va čia mes galime pastatyti tą pamatinę kortą miegą. Gerai, ponia, čia labai gudriai apie visokius melatoninus man šnekėjote, kortizolius ir tralele. Tai dabar jūs man žmogiškai, lietuviškai paaiškinkite, kas tai yra ir kodėl tai mes esam priklausomi nuo šitų kažkokių tai kortų namelio, ištrauktų kortų. Kas tai yra ir kodėl tai mūsų įtakoja? Tai labai, čia gal toks bus lyrinis nukrypimas, bet yra labai tokia įdomi knyga, kodėl zebrai neserga opalige. Tai pati pradžia labai tą paprastai paaiškina, reiškia, zebras jaudinasi ir stresuoja tada, kai jį puola liūtas. Teisingai, tada jisai tikrai turi, kaip pasakyti, visus resursus alokuoti tam, kad jis galėtų bėgti, tam, kad raumenis greitai veiktų ir sprogtų energiją ir panašiai. Įsigelbėtų. Taip. Kai jisai ėda žolę, žodžiu, ganosi, tai viskas tvarkoja. Koks gali būti stresas? Kur yra žmogus? Žmogus yra pastoviai bėgantis nuo liūto šiandien dienai, ar ne? Mes nebeišeinam iš to režimo, kovok ir bėg. Ir kai mes esam pastovioj parengti, tada nevyksta nei virškinimas, nei dauginimasis, nei kognityvinės funkcijos yra geros. Žodžiu, niekas nebevyksta ir tą pagrindai įtakoja kortizolis, streso hormonas, dabar tai yra labai banalu, visiems žinoma, visi apie tai šneka. Kai visiems žinoma, tai po to paklauskite jūs gatvėje, tiesiog apklausą padaryti, kas yra kortizolis. Nu, ir man įdomu, kiek bus šiandien to atsakymų. Kuo išsisakys, gal daržovė, nusipirkite ten daržovų skyriuje. Bet man atrodo, tie pasikartojimai yra labai reikalingi tam, kad kas yra kas. Na va, ir kai mes esam pastoviam bėk ir kovok režime, atsigulame lovą dar vis tam pačiam režime, tai kaip tu gali nusiraminti, kaip tu gali miegoti, jeigu tu dabar turi bėgti ir kovoti. O tu jau lovai? Taip. Ir labai paprasta. Ir tada melatonino ir kortizolio tas disbalansas atsiranda, nes melatonino sekrecija sutrinka. O palauk, kas tas melatoninas? Hormonas, kuris padeda mum užmigti, sutrumpina užmigimo laiką. Kortizolis tai tas, kuris labai jaudinasi, o kortizolis stresas, o melatoninas tave nuramina. Jau šitą dabar šitą išmokome. Jau šitos tikrai pamokėlės. Taip. Na va, ir žodžiu, toksai labai paprastas procesas, kad tu atsigulęs į lovą, tu nebegali nusiraminti, nes tau reikia suplanuoti rytdieną teisingai, tau reikia apgalvoti, ką tu šiandien kam ką pasakėjai, jeigu dar esi jautresnis. Žodžiu, tada persvarstai visas gyvenimo peripetijas ir taip toliau, ir užsisuka toks ratas. Beje, ką tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tu stresuoji, nemiegi ir dėl nemiego tu dar labiau stresuoji. Taip. Ir toksai užburtas gaunasi ratas, iš kurio po to be galo sudėtinga išeiti. Ir ką tada daryti? Nijolė sakė, nežiūrėkite ten televizoriaus. Ir nežiūrėkite, ką čia dabar kurį sutaršyti. Taip. Nes tai yra manęs neliečia, bet aš nebrausinkit tenais telefonais. Gerai, bet ar to užteks? Žiūrint, kokia tu stadijai miego problemų esi, nes principė vieniem užtenka vienos kažkokios detalės rutinoje, kaip tu Edita sakė, tavo ritmas yra toksai, kad tu naktį grįžti, ar ne? Tau gal užtektų kažkokių 2-3 detalių miego higienos, ar ne? Kitam, kuris visiškai yra išsibalansavęs ir tenai ir rytais prabunda ir vakarais negali užmigti ir panašiai, gal jam visos rutinos reikės ir žiūrėti ir mitybą, ir kada eina miegot, kokia temperatūra kambaryje. Palaukit. Tai aš taip suprantu, palaukit. Tai jeigu aš noriu pamiegoti, tai aš turiu pažiūrėti, ką aš čia valgau, po to, ką aš kvėpuoju, ką geriu, su kuo bendrauju. Ir ką galvoju. Ir ką galvoju svarbiausia. Aha, tai kaip šitaip įmanoma realiam gyvenime, tarkim, tiesiog tai padaryti, man tai tokia misija neįmanoma yra filmas. Žinai, Edita, kai miegas tampa tavo problemų priežastimi, kai atsiduri ligoninėje, tai privalo padaryti. Tokiose būklėse, kur jau tu tiesiog nebegali sau leisti nemiegoti, nes tada jau bus
kažkuo grės tavo sveikatai, tai tada taip, tu pradedi, žinai, kaip ir po visokių gyvenimo sukrėtimų, tu tiesiog pakeiti savo mąstymą ir tam tikri rutinos dalykai tau pasidaro įprasti, nes, tiesiog kitas taškas tai yra mirtis, be miego. Taip. Tai va ir viskas. Ko gero, to žingsnius tu ir darai, nežinai, kad vėl bus naktis be miego ir tada dedi pastangų būtent. O lėtinė ta nemiga, jinai yra baisi, iš tikrųjų, yra baisi, pasaulyje labai daug įtakoja daug visokių ligų, sutrikimų, tas pats nutukimas, tai yra viena iš nemigos priežasčių. Jeigu tu nemiegi, tai tu neužmiegi, eini į virtuvę, lendi į šaldytuvą, nes kažko reikia užsiimti. Gal truputį ne taip veikia tas mechanizmas, bet dalis tiesos yra. Aš taip drastiškai, konkrečiai ir paskui ir tie ponai ir ponės ir sako, nesuprantu, kas yra, aš tunku arba storėju nuo pažiūrėjimo į maistą. Aš pavyzdžiui tikrai taip. Nuo pažiūrėjimo. O kad mums ar ne užtenka suvalgyti va tos saujelės. Žinokit, kai tu esi nemegojęs, tau neužtenka tos saujelės, nes tada vėl keičiasi tie patys hormonai. Žodžiu, tu nebepajauti sotumo jausmo, tu jauti nuolatinį tik tai alkį. Tai yra pirmas dalykas, sako netgi, jeigu tu esi nemegojęs, tu gali suvartoti per dieną 500 kalorijų daugiau. Tai yra be galo daug. Ir kitas dalykas, tau tada norisi greitų angliavandenių, sprogstamosios energijos, nes tau lik toksai jausmas tikrai, manau, mums visom pažįstamas, kai trūksta energijos ir atrodo, tu ją užpildysi maistu, nors čia visiškai kiti procesai veikia. Kitas dalykas yra labai svarbus. Kai tu esi nemegojęs, tavo organizmas jau supranta, kad reikia dabar čia kažkam labai blogam ruoštis ir jisai pradeda kaupti riebalą. Tai negana to, kad tu dar daugiau prisivalgai, nemegojęs, bet dar tu ir pastatai save į tokią poziciją, kad tu pradedi kaupti riebalus, nes kažkas nutiks, nes tu jau nemiegi, tau čia jau yra ženklas. Jau dvigubas, ar ne? Dvigubas. Ir dar turbūt dar gliukozės vakare, ar pyragėlis, ar saldainis, ar šokoladas, nes ko gero apsiraminsiu, o iš tikrųjų tai... O žiūrėkit, aš tokia turiu labai realią situaciją mano mamytė, ar ne? Jinai tokia apvali moteris, skani, kaip mėgsta liaudyje sakyti. Ir pavyzdžiui, mano mamytė sako, supranti, man taip užėjo naktį, taip, supranti, taip, pradėjo graužtis skrandį ir aš nueinu, į šaldytuvą biškiai užvalgau ir man viskas lengvai ir aš nueinu pamiegoti, sako. Ir man, aš tai būdavo mamytė tenais tą grafiką visokį sustatinėjau, kad iki 6 nevalgyt, bet iki 6 nevalgiau, pat po 12 jau galima vėl iš naujo, suprantate? Prasidėjo kitą dieną. Tai kaip tada tai kontroliuoti ir kaip tada žmogus, man atrodo, kad net kartais nevalingai aš ją pasigaunu kur nors pakeliu į virtuvę. Mam, ką darai? Tai nesiskaito, jinai čia su tos kasnio eina ir nesiskaito, sako. Ir aišku, svoris yra ir visa kita dalyka, bet ką daryti, jeigu jai graužia tą skrandį, tai ką daryti? Čia gal negraužia, čia gal daugiau tokia, vėlgi per psichosomatiką mes galime pasižiūrėti į šitą dalyką. Taip, bet... Vėlgi ta taisyklė nevalgyti 3 valandas ar ten 2 valandas iki miego dalinai tik yra teisinga. Nebūtinai tai dabar jau visiškai niekasniuko nepakasti, nes taip, sunkaus maisto tikrai negalima, nes tada apkraunam organizmą, detoksikacija mūsų stringa naktinė, bet kartais mus naktį gali ištikti hipoglikemija, kai krentas cukraus kiekis, ar ne? Ir netgi tas mažas užkandukas nakčiai, ar ne, tikrai mums gali padėti išsimiegoti, mes tada dėl hipoglikemijos nepabusim. O tu kaip jinai taip atsitinka, kodėl jinai ten ima taip staiga naktį? Sakykite, jeigu mama žiūrės šitą laidą. Šakės. Nerodysiu. Prie interneto neprieina. Viskas aišku, visą tai išsiu. Jo, sakyk, man tas šokas gliukeminis, kaip jisai ten vadinasi. Hipoglikemija. Viskas pasiteisinimas, turės mama tokia oficialų. Ne, jinai nematys, man atrodo. Tai, žodžiu, ne saldainis, ne pyragiukas, bet sūrio gabaliukas, obuoliukas, vyšnios. Vyšniuose yra tam tikrų medžiagų, kurios netgi melatonino sekreciją skatina. Žodžiu, tokių yra niuansėlių. Valgysim bet tikrai, jeigu norisi, porą gabalėlių galima. Tai čia ir netgi vertinga, todėl kad organizmas naktį neprabuds. Tai dabar visos pradės, žinokite, prie megamajam jau svorio tenais dar kažkokiu visos nustos stresuoti.
Ir viskas. Ir jau pradžia Suvalgys gera, ar gabaliuką, ne? jau pradžia gerai ir prašau, miegas garantuotas. Bet čia žiūrėkite, damos, mes tokią visiškai tokią naują mokslinę hipotezę šitoj pateiksime, kad, na, iš tikrųjų, tai gali žmogus juk nemiegoti ir dėl to, kad jisai, nu, tarkim, nepavalgė, gal jis dieną nevalgė, tarkim, ar ne? Taip. Ir dar 3 valandas iki miego nevalgo. Gal dabar, supranti, aš pergyvenu, kad aš negaliu, žinai, to obuolio suvalgyti. Gal aš pergyvenu, kad aš dabar negaliu gabaliuko dešros ir sūrio suvalgyti. Tai geriau tu suvalgyk, bet tu nepergyvenk. Tau bus 1000 kartų Svarbiausia sveikiau. nepergyvenk, taip, iš tikrųjų. Žinoma. Gal kitas vakaras bus kitoks. Bet čia žiūrėkite, nu tikrai, aš niekada apie tai nesusimaščiau ir pagalvoju, kad nu, tiesiog tu pats savo gali tą lygą įsikalbėti, nu tu esi kažkokiam dietologiniam plane, nu ką mes labai mėgstame daryti ir staiga tu gali įkristi į labai rimtą bėdą, ar ne? Žinoma, nes čia, žinai, turi būti, aš kaip sakau, visur balansas. Tu niekada negali kažkur tai nusivažiuoti labai didelius kategoriškumus, nes tu tada turi pasverti, ar geriau šitas, ar geriau stresas. Ir stresas visą laiką bus pirmoje vietoje. Tai čia žiūrėkite, mes turėtume iš tikrųjų realiai vaikščioti su vėliavom, ar ne, kuriuose būtų parašyta ir moteriams labai turėtų aiškiai ateiti tas suvokimas, kad pirma viršūnė, žinot, kaip Maslow piramidė yra, ne, tai čia viršūnė tas stresas ir kaip mes tą stresą pateikim ir kaip mes su juo gebame susidoroti, taip ir visos kitos yra problemos. Aš niekada apie tai negalvoju, kad tai yra vienas svarbiausių faktorių. Ir ypatingai, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kas atsitinka menopauzės moteriškiams, kurios jau negana tenai sutrinka tos visos hormoninės veiklos, jos priauga svorio, tada visa aplinka jas spaudimas ir, ne, ir taip toliau amžėjimo klausimai ir stresas yra begalinis. Ir stresas didėja, nes papildomai atsiranda problemų, ne vien miegas, bet tu ir prastai atrodai, prastai jautiesi ir tu jau iš savo drabužius nebeįlendi. Taip. Ir čia užburtas ratas. Ir tada streso, ar ne? Taip, iš Kreivė tikrųjų, dar tai yra padidėja. užburtas ratas, nes stresas tave veda vėl į tą pačią endobegeniką. Grįžtant, organizmas visą laiką yra balanse tarp ardymo ir tarp kūrimo, ar ne? Ir kai tu esi nuolatiniam stresą, tu pereini daugiau į ardymo funkciją. Reiškia, tavo organizmas, jisai jau nebekuria nieko, bet jis daugiausia ardo. Tada pradeda imti rezervus iš organizmo, tai ką tu turi likutį dar likusi, ar ne, tai labai aktualu menopauzai, nes jeigu tu tam rezervė jau nieko neturėjai, kaip tavo organizmas pasiruoš procesui, kai tikrai reikia adaptuotis prie hormonų pokyčių ir taip toliau. Tai tikrai, teisingai mes čia kalbam, manau, damos, kad tas stresas tikrai yra pirmoje vietoje, kad ir kaip taip man jau asmeniškai banaliai beskambėtų, nes visur, kur pasižiūri, vien tik tai tas stresas. Tikrai taip. Ir jau atrodo, kiek tu čia tą stresą dabar kartuosi ir akcentuosi, bet tai yra verta daryti. Bet mes nesusimastome vardan kotas, iš kokios priežastys to streso, kad to streso priežastys gali būti ir mityba, ta pati mityba, ar ne? Ir čia toks, bet vėlgi užsuktas, tu stresuoji, kad tu per daug sveri ir po to, ir taip toliau, ir niekaip neišeini iš to rato. Ir tas stresas gali būti ir dar begalės priežasčių. Bet ar gali ir įsikalbėti tą stresą iš principo? Na, tos taip, baimės atsiranda dėl kažko, iš tikrųjų, taip. Ir tada tu pradedi apie tai galvoti, netgi, kiek aš žinau, taip paprasčiausiai net ligas prisišaukia tuo mąstymu, kad čia man tikrai taip, čia tikrai aš jau sergu ir man čia bus prastai. Čia daugiau tas įsikalbėjimas yra paaiškinamas tuo, kad tu esi nuolatiniai įtampos būsenoje, o kas iš to gali, kokia išdava išeiti, kai tu esi nuolatiniai įtampai. Kažkuris organas ir atsisako, ar ne? Arba susilpnėja jo veikla. Negali jokių momentų atsipalaiduoti, atsikurti, atsistatyti, tai taip, tai reiškia, kažkas sulūžta vienu momentu. Tai vat kaip sako, tai nemiga, čia yra toksai simptomas, kuris, čia ateina, praeina ir iš tikrųjų, bet kodėl verta labai atsakingai pasižiūrėti, tai nes nemiga gali tapti priežastimi kitų daugelio ligų ir dažniausiai tai jau tokie lėtiniai procesai, kad jeigu tu į tą signalą nekreipsi dėmesio, ką tavo organizmas siunčia, nežiūrėk, organizmas kada pradeda siūsti signalus? Tada, kai tu pradedi nemiegoti, tada, kai pradeda lūžti nagai ir slinkti plaukai, nes organizmas reiškia pirmiausia kaupia resursus ir kaupia visą tą energiją ir visą, ko mums reikia organizmui, pagrindiniams organams, ar ne?
Tai plaukų jam nereikia, čia nėra pagrindinis dalykas, ar ne? Nemiga irgi jau tau signalizuoja arba miego problemos, kad kažkas yra išsiderinę. Tai vat, jeigu tu nekreipi dėmesio, kai tau jau beldžiasi, tai tada užsisuka tokie procesai kaip nutukimas, antro tipo diabetas cukrinis ir taip toliau. Tau tada pradeda sunku darytis net pergyventi tą menopauzę, nes tiesiog, kaip sako, taip, kaip čia dabar pasakyti, kikina taip, kad pradeda spardyti užpakalį tą menopauzę, kad su daugiau nieko nebenori ir nieko nebegali, tiesą pasakius. Ir ko gero tada visi tos ponios, kuriuom tai pasitinka, jos ko gero visą priežastį sumeta į menopauzę. Būtent. O iš tikrųjų tai ne tame problema. Tai aš manau, kad jos gali bet kur sumėtyti. Gali Kaip nori, būti taip, ne? taip, į svorį, į amžių ir kur tik tai nori. Ir tu žiūrėk, rezultate pradžioj gali viskas labai taip nereikšmingai atrodyti, truputėlį nepamiegojau, anksčiau pradėjau keltis, ar ne? Ir tai kaupėsi, rezume, tu pasižiūrė, kad tu jau tada be tos tabletytės nebegalėjai užmigti, ar ne? Ir čia dar turbūt momentas, dėl ko priežastis nustatyti, kodėl taip atsitiko, ar ne? Tai žiūrėkit, o ką daryti? Gerai, aš turiu visus tuos simptomus, jau nesugebu be vaistukų išnirti. Aišku, čia jau turbūt ir psichologo reikia pagalbos, čia jau ne vien tik tai padės, bet aš dar noriu privesti prie pagalbės. Prie ko čia dabar ta pagalbė? Aš gerai, kad tu privedai, bet aš dar noriu mus gražinti. Gerai. Man labai patinka, nes aš mėgstu taip šokinėti per temas. Supranti, noriu gražinti dėl to, kad, kaip tu klausi, ką daryti, žinai, tai pirmiausia pradėti labai nuo bazinių dalykų, miego higienos tokių dalykų ir miego rutinos, principą, ką minėjo Nijolė pradžioje. Aišku, dar ten galima papildyti, tai ir kofeinas 6-8 valandas iki miego, alkoholio reikia vengti. Beje, labai dabar buvo įdomu, manęs viena sekėja mano profilyje paklausė, reiškia, oi, aš geriu kavą prieš miegą ir man viskas gerai, aš labai gerai užmiegu. Bet aš neklausiu, bet tikrai čia aš taip man būtų baigta. Akis iki 4 ryto. Bet tikrai tas mūsų jautrumas kofeinui skiriasi. Vienam akis iki ryto, beje ir man. O tau atrodo lengviau užmigti, bet jau miego struktūra keičiasi, tau to nesuprantant ir nežinant. Tai nepaisant to, kad tavo tas jautrumas kofeinui yra aukštos tolerancijos, jo. Bet vis tiek apie tai reikėtų pagalvoti. Tas pats alkoholis, temperatūra kambario. Kaip ir sakiau, tas pats maistas, ar ne? Toliau šviesos, mėlynos šviesos vengiam, ar ne? Kažkokių triukšmų turi būti. Jo, ir lova turi atlikti savo funkciją. Lovos funkciją. Jokių tenais. Mes lovai neskrolinam. Mes lovai miegam, ar ne? Taip. Nes jeigu prasideda lovai, nes ir sako, ar ne? Tai man vyras atnešė pusryčius su lova. Blogai. Reikia valgyti virtuvėje prie virtuvės. O aš kiekvieną rytą kavą geriu lovoje. Dabar norit atimti iš manęs kavos ceremoniją? Gal tegul būna, gal paliekam kavą. Jeigu tau tai sukėl stresą, tai jau nenorim. Aš tiesiog viskas mergaitės, aš visur turėsiu tokią kortelę, man kelia stresą. Kavą paliekam lovoje. Aš turiu kavą gerti. Ir kai tu įsivedi tam tikrus miego higienos... Palauk, man su ta kava, tai kodėl dabar tos kavos nebegalima lovai gerti? Tai gerk. Jeigu tau sukelia stresą, tu tik tai gerk. Jeigu tu būsi visą dieną rami, laiminga ir patenkinta, tai tu tik ir nekenkia miegui, tai jokių problemų. Taip. Aš suprantu, kad mes aišku juokaujame, bet tai irgi labai turbūt svarbu dar išjausti, kas tau tikrai labai atliepia ir tau tikrai, jeigu nėra problemos išgerti lovoje tą kavos puodelį, ar ne, jeigu tau sukels stresą, paskui gerti kažkur kitur ir per amžius amžinuosius susiformavusios tam tikros ar ne įpročiai ir tradicijos. Ir Edita, bet mes čia kalbam apie vakarą, ne apie rytą. Gerai. Ir ryte gerkit jūs ką tik tai norite. Ir lovoje galima, ir lovoje paliko. Vakarė jau mažiau gersiu kavos, pažadu. Gerai. Nepažadėk, bet tavo miego struktūra paprasčiausiai keičiasi, o tu dar to visiškai nesupranti. Nes dar jauna. Taip. Tai, kad aš dabar gersiu prieš miegelį kavą, tai po 10 metų man atsilieps kažkas. Gali būti. Ne, aišku. Gali būti. Ir beje, ką tikrai verta paminėti, kad iš tikrųjų labai dažnai aš matau praktikoje tokį dalyką. Jau rytoj, vakare,
pradedu kvėpavimo pratimus, knyga tenai, žinai, viską pritemdyta šviesas, rutina tokia, žinai, vonė dar kokias papasidarai. Su burbuliukais. Nu ir maks 3 dienos. Nu po to sakai, nu tai kaip tu žinai, jau tenai kokį 4, ai blemba darbai, žinai, ten ir visa kita, čia to nespėjau, ano nespėjau, čia ryte prabudau, žodžiu, baigėsi visa miego higiena. Bet pradžia buvo. Tai vat, geriau nesilaikyti. Tai jau gerai, jau Pradžia 3 dienos buvo. Mes tai padarėme. Nes miegas jisai mėgsta rutiną ir mėgsta nuoseklumą. Labai paprastai kaip yra su vaikais, ar ne? Mes kažkaip vaikus tikrai matom prasme įrėminti į tą rutiną, nes tai tikrai padeda ir jiem akivaizdžiai matosi rezultatai. O mes tai jau kitokie, suaugę, mums nieko nebereikia, mes patys save kontroliuojam, nors iš tikrųjų mus kontroliuoja, kaip sakant, ne mes patys. Gerai, apie pagalbę, tai ką jinai, gal aš jau tokia, kai turėsiu pagalbę, tai jau man tiesiog aš eisiu ir miegosiu, priesakai, ateik, bumt ir nėra. Taip, o kalbant apie pagalbę, iš tikrųjų viskas gimsta iš to, kad kai praktikoje ypatingai mano ateina žmonės skundžiasi galvos skausmų įtampinį, ar ne, migreną, kaklo, pečių, trapecijos skausmais, kuo jie čia dar skundžiasi, nemiga, miego problemomis, ar ne. Ir visą laiką mes turime kažkokį kaip išsigelbėjimą panaciją tą tabletę. Nu kaip nemėgstu tų tablečių, nors pati esu farmacininkė, bet aš manau, kad visą laiką reikia išbandyti viską iki tablečių ir jeigu tik tai tada niekas nepadėjo, taip, tikrai galime spręsti daug ką tabletėmis tam tikromis, bet labai paprastas dalykas, pagalvė, ar ne? Jeigu tavo galva per aukštai arba per žemai, jeigu tavo kaklas neturi tinkamos atramos, kada tavo stuburas yra neutralioje padėtyje, reiškia, visą naktį yra dirginami nervai, ar ne, viršutinės kaklinės dalies, dėl ko, pavyzdžiui, mums ryte gali skaudėti galvą, yra netokie atviri kvėpavimo takai, knarkimas, deguonies prisotinimas į smegenis, atsistatymai, ar ne? Ir užsiveda begalę kitų dalykų, kaip ir miegas, ankstesnis prabudimas, nes tu neturi kokybiškumo, tu visą laiką esi įtampa ir tu visą laiką laikai save. Nu tai kada čia atsipalaiduoja tave ta tavo? O taip. Ir kai pagalvoji visiškai, nu toksai pagalvė, ne? Nu nepatinka išpiri, pavyzdžiui, aš viešbučiuose. Pasiėmė kitą. Pasiėmė kitą, tai vat. Bet kiek daug keičia. Kiek daug keičia. Ir iš tikrųjų mes patys, kai su vyru tą supratom ir pradėjom, žinai, keisti savo pagalvės, nu tai viskas pasikeitė kardinaliai. Nes tada... Vyras geresnis pastapo. O tai ta pagalbė kažkokia stebuklinga, išskirtinė kažkuo yra? Ta pagalbė yra sukonstruota taip, kad būtent kaklas ir galva būtų neutralioje padėtyje, galėtų atsipalaiduoti ir mums nebereikėtų laikyti naktį savo galvos. Lygiai vienam lygmenyje ar kaip? Taip, kad būtų vienam lygmenyje, nes kadangi pagalvė yra individualiai prisitaikanti, reiškia, jinai nėra kažkaip specialiai suformuota, jinai yra formuojama. Tu atėjai namo, pasiėmei pagalvę, pasidėjai ir konkrečiai susiformavai pagal tavo konfiguraciją, pagal tavo galvos dydį, pagal tavo kaklo linkį ir panašiai. Ir kai tada tu turi stabilią atramą, tada tik tai gali atsipalaiduoti, nes organizmas ir kaklas supranta, okei, mane dabar laiko gerai, tvirtai, stipriai, ne? Viskas metas atsipalaidavimui. Bet kai mes turim visas tas pagalves minkštas, nu, atrodo labai patogias, įkrentam, tai kaip čia yra mums tik tai žala, nes mūsų galva tada ir taip, ir tu tada nebesupranti, iš kur tam tikros tavo problemos atsiranda. Tai aš pati to nežinojau, kol iš tikrųjų negimė mano antras vaikas ir nepradėjau vertinti kiekvienos miego akimirkos ir kiek tai duoda mano organizmui ir kaip tai man svarbu ir dirbti, ir gerai jaustis, ir būti geros nuotaikos, ir tiem patiem galvos skausmam kartais atrodo, tu atsikeli liktai sulaužytas, liktai su kažkokiu smegenų rūku, liktai nemegos, nors atrodo nuo 8 valandas išsimiegoja, ar ne? Tai vat galima pradėti nuo tokių paprasčiausių dalykų kaip pagalbė. Tai galima pavadinti, kad reiškia ta pagalbė yra kiekvienam iš mūsų individualiai skirta pagalbė. Visiškai.
susiformuoja pagal tave. Bet tai tikrai nėra paprastas dalykas, kalbant apie tas pačias pagalves, nes, iš tikrųjų, aš tikrai žinau žmonių, kurie vežasi į kelionės pagalves, ar ne, ar mano, tarkim, dabar dukra ruošiasi iškeliauti į Erasmuso programą ir jinai irgi, mama, aš vešiu savo patalynę, nes tai yra, tai ir apie namus, ir apie jaukumą, ir apie įpročius, ir ko gero apie patogumą, ir apie stresą. Jeigu aš to, ano ir trečio, prie ko aš esu pripratęs, negaunu, aš patiriu stresą. Taip, ne? Tai žiūrėkit, kalbam apie tas pagalbės, bet viena pagalbė. Tai imsiu ir dabar perduosiu va šitai nuostabiai poniai, kad imtų išbandytų ir... Prašau, čia jums dovana ir tada turėsime pokalbį, kas ten jums pagerėjo. Kiek tenai išbandysiu. Čia Nijolė noriu dar pridėti jo, kad ši pagalvė yra mano kartu su vyru sukurta. Tokios pagalvės pasaulyje nėra. Originalas? Visiškai. Tokios kompozicijos niekur nerasite. Tai prašoma miegoti ir mėgautis miegu. Ko mes labai linkim. Labai ačiū ir pasakyti, kas pamiegojus ant jos vyksta. Taip. Taip, ačiū labai. Ne tas žodis, ačiū. Aš jau galvoju, kur dabar reikės tą pagalbę ieškoti, kur čia reikės ją įsigyti. Tai žiūrovo klausimas. Pradėjau vartoti piliulės arba vaistukus nuo miego, nemigos, ar ne? Ir tai ar yra tas jau viskas, kad aš jau paragavau ir viskas gyvenime sėdau, vadinkime, ant tos piliulės arba adatos, kaip turbūt pasakytų, turbūt liaudiškai, ar ne? Ar mes dar turime galimybę grįžti atgal, ar jau viskas? Ar čia jau, kai pradėjom gerti, taip jau ir iki pat gyvenimo pabaigos ir turėsim gerti? Žinai, labai priklauso, kiek tu pats pasiryžęs įdėti darbo. Aš nemanau, kad mes kažkur tai turime, apskritai žmogus yra tokia būtybė, kad jinai yra beribė. Beribio išsipildymo, beribio poveikio, veikimo ir taip toliau. Ir nemanau, kad kažkoks tai dalykas egzistuoja, kuris tą žmogų gali sustabdyti. Tai jeigu tu labai norėsi, įgyvendinsi tam tikrus žingsnius, kad tau tų vaistų nebevartoti arba sumažinti dozę, aišku, labai dabar skirtingų tų vaistų yra, vieni švelniau veikia, kiti stipriau ar ne, nuo kitų sunkiau nueiti, kaip vadinama. Tai labai viskas nuo to priklauso, kiek tu pats žmogus įdėsi darbo, nes tabletę mums visą laiką ir šiaip lengviausiai išgerti, ar ne? Tai, bet jeigu mes pasižiūrėsime į tai kitų kampų, į savo miegą, kaip į mūsų sveikatą, į mūsų atsistatymą, į mūsų gerą, pozityvę nuotaiką, į mūsų šiltus gerus kontaktus, šiltus santykius ir ko tabletė mums neduoda, mums duos tik tai geras, kokybiškas miegas, ar ne? Tai gal mes pradėsime daugiau investuoti į miego higieną, ieškoti priežasčių, domėtis, kaip mums nuo tos tabletės išeiti, nes, vat, kaip ir sakiau, pradžioje žmogus yra beribė būtybė. Tu viską gali. Ir nuo tų tablečių, ir nuo visų kitų dalykų nueiti. Žmonės nueina nuo stiprių antidepresantų. Tai... Bet gerai, bet toksai patarimų, kraitelė, ar ne? Kokie, nežinau, 5 kažkokie punktai, kurie reikėtų bent jau pradėti laikytis, ar ne? Kad tau iš tikrųjų vis dėlto tas miegas taptų kokybiškas, ar ne? Ir palaipsniui mesgi suprantame, kad ne per vieną dieną tu tiesiog atsitrauktum nuo vaistų. Tai yra visiškai baziniai dalykai, kaip aš sakau, kiekvienai ligai gydyti, tai yra ta pati bazė, lygiai taip pat ir nemigai. Fizinis aktyvumas, išeik pasivaikščiok vakarą. Nijolė sakė, padirbėjau sode. Taip, grynas oras. Puikiai. Stenkis eiti, net jeigu ir neužmiegi, sunku užmigti. Kiekvieną dieną eini miegot 9:30, 10, jau būtinai guli lovai, kelkis 6 ryto, 7 su žadintuvu, ar ne, jeigu, tarkim, negali atskelt. Rutiniškumas. Ir nereikia visko pradėti laikytis vienu kartu, įsistatyti savęs ir jiems palaipsniui. Bet jeigu tu pradedi mąstyti apie tai, tau tai labai natūraliai gaunasi. Nes jeigu tu galvosi, kad dabar man čia reikės taip eiti miegot, tai dabar negalėsiu savo serialo pažiūrėti, tai dabar... Ir jeigu tu tam nebūsi pasiruošęs, tai visada tau bus lengviau išgerti tabletę ir tu tada tikrai nebematysi jokių išeičių. Bet jeigu tu sąmoningai galvosi, kad aš dabar žingsnelis po žingsnelio, kažkaip bandysiu keisti tą savo būtį ir miegą, tai tikrai viskas pavyks. Tada dar klausimėlis, ar ne? Labai yra svarbu. Pirmas, ar tai yra priklauso nuo senėjimo, ar ne?
Ar tai įtakos turi, ar, tarkim, pavyzdžiui, savo mamytei pasakau šitus 5 punktus ir staiga jinai pradeda miegoti be tablečių? Ir ar tai galioja menopauzininkėms? Taip, menopauzė tikrai turi daug įtakos, nes keičiasi hormoninė sistema, to pačio progesterono mažėja, kuris yra natūralus raminamasis. Tai moteris dar iki menopauzės tuo pasinaudokite su savo stresu, neužmuškit to natūralaus raminamojo poveikio. Bet taip, ir melatonino koncentracija ir išsiskirimas mažėja su amžiumi, bet jeigu nėra visų kitų dirgiklių, tas vienas nepadarys mums labai didelės įtakos ir žalos. Bet jeigu mes turime visą puokštę ir visą komplektą, ir stresas, ir hormonų kaita, ir prasta mityba to ar taip prieš miegą, tai tada taip, tada jau bus negerai. Nijole, jūsų išminties grūdas ir patarimas mūsų damoms. Jūs pradėjot labai gražiai. Tai ir užbaikite šitą laidą savo išminties perlais. Tikrai aš labai stengiuosi, galiu pasakyti, kad vaistukų arba tų tablečių iki dabar miegui tikrai nenaudoju. Tų rimtų jau, kur iš tikrųjų chemijos, kažkokios arbatėlės, gal kokie homeopatiniai. Su žolelėm, tai gal retkarčiais ir paimu, bet momentas toksai, aš tik tai prie labai tokių konkrečių ir protingų patarimų, tik tai noriu dar emociją pridėti iš tikrųjų. Tai dar kartą kartoju, kad gal kuo labiau reikia mylėti patį save, savo aplinką. Kiekvieną dieną nors po vieną gerą darbą padaryti ir jausti tą vidinį pasitenkinimą, kad tikrai kažką nuveikiau, kažkam padėjau ir ko gero gal ir jam nuotaika pakilo ir gal sumažėjo jam stresas. Ir dar labai noriu pasakyti, kad nebesirūpinkim kitais ypatingai ir nebebūkime konsultantais arba žinantis viską ir apie viską. Nuo, kaip sakau, pampersų iki kosminių laivų. Paliekam visas rytis specialistam, o iš tikrųjų tai mažiau kritikuokim, mažiau peikim, mažiau piktinkimės ir mažiau sėdėkime tuose, iš tikrųjų, tuose tinkluose ir didžiajam tinkle. Ir aš galvoju, kad sugrįžimas į patį save, ko gero, padės geriau užmigti. Miegokim dėl savęs ir gyvenkim dėl savęs. Aš žinokit, daugiau nieko nebeturiu pridurti, aš tik jūs, mielosios damos, noriu visaip kaip apdovanoti už jūsų tą grožį, išmintį ir tą puikią nuostabą energiją. Tai visų pirma duodu papildus, kad jums energijos nepritrūktų, tai yra LCL. Ačiū. Papildukai, ar ne? Čia dovanų. O dabar pakalbėkime apie maisto papildus. LCL tai ilgamžiškumo maisto papildai, sukurti bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio mokslininkais, skirti geresniai savijautai šiandien ir kokybiškiams metams ateityje. Asortimente rasite ne tik gerai pažįstamus maisto papildus, tokius kaip magnį, kreatiną ar kolageną, bet ir inovatyves ilgamžiškumo medžiagas, tokias kaip pisetinas, apigeninas bei kitas pažangias formulės. Šie LCL papildai gali būti ypač aktualūs menopauzės laikotarpiu, kuomet organizme vyksta hormoniniai pokyčiai, turintys įtakos energijai, miegui, raumenų masiai, kaulų stiprumai ir bendrai jūsų savijautai. O dabar trumpai ir aiškiai. LCL maisto papildai. Švari sudėtis be nereikalingų priedų, mokslų paremtos formulės, pagaminta GMP lygio laboratorijoje ir daugiau nei 15 000 patenkintų klientų nuo Lietuvos iki Amerikos. Dėmesio, su kodu menopauzė taikoma net 20% nuolaida visiems LCL maisto papildams, tai reikia užsukti į www.lcl.lt. Tada, damos, kad jūs niekada neužmirštumėt mūsų bendrystės, tai yra tokios nuostabios apyrankės, tokios simboliškos menopauzės apyrankės iš Mijo, kad jūs visą laiką dėvėtumėt ir visą laiką prisimintumėt mane. Ir žinot, aš sakau, kai jūs pamatysiu kur nors su tą apyrankę, iš karto tai yra mano hebra, mano komanda. Ir toksai bus ženklas, ar ne, bendrystės. Ačiū labai. Mielosios jums, kad niekada nepritrūktų išminties. Tai dabar traukite iš kurią ranką, tai va tiesiog. Kodėl aš? Gerai. Na gerai, aš iš kairės. Gerai, tai va, manau, kad nuostabi moteris, tikrai papildys. O čia Irena. Paskaityti. Irenos vaikai. Ačiū jums labai. Gražaus jums pavasario, daug energijos ir
Dalinkitės tą išmintį, kurią šiandieną pasidalinote su mūsų žiūrovėmis. Ačiū Jums labai. Ačiū labai. Ačiū, Nijolė. Malonu, jo, ačiū. Labanaktis. Labanaktis. Labai tinkamas.